sveikinuosi su jumis iš Ukrainos. Ir pristatau Osvaldas. Mes žymėm mieste Sumai, žiūrim, kas ten užsieniai, bevizami. Bevizis režimas, mes važiuosim į Kursko liaudies Respubliką. O štai čia yra Rusijos pasienio punktas. Ir tik tuo metu, kai lindom į Rūsį pasižiūrėti, tai tie ruskiai ir numetė čia kažką šalia. Sveiki, eterė laida Praeities žvalgas. Aš esu Šarūnas Jasiukevičius, sveikinuosi su jumis iš Italijos. Štai mano dešinėje pusėje yra apleista elektrinė. Patekimas kol kas neaišku koks. Bandysiu patekti teritoriją ir pažiūrėti, kas yra išlikę viduje. Mano kompanija Čigono jau eina priekyje. Aš truputėlį atsilikau, nes kamerą turėjau įsijungti. Štai čia elektrinės administraciniai pastatai. Ten giliau yra patys tie pastatai, kurie gamina elektrą. Čia gyvenami namai kitoje gatvės pusėje. O čia langai grotuoti tokie, kad niekas nepatektų. Bet jie rado kažkokį lindimą, sakė, vartai atidaryti. Patekimas į teritoriją nebuvo labai sudėtingas. Tik tai čia tokie vijokliai, kimbantis už visko ir kandantis yra. Kas čia? Draugė mano, čia va kur palikau. Ir kur čia raikti? Ką galvoja? Aiškinamės. Greit ir kaip ko ieškoti. Didelės turbinos. O, valdymo kambarys. Tai gali būti tam, žinok, senam. Jo, toksai pats buvo kitoje kelio pusėje. O, geras. Čia bent jau ne karšta. Čia valgykla. O, geras, žiūrėk, ledų yra. Bet čia durys tai tikrai kaip kalėjimo. Ai! Čia kažkoks jaučiu žaidimas buvo. Nes vienos durys tai tikros. Bet sienos tai padarytos iš kartono. Čia jaučiu filmavo kažką. Čia filmavo, nes šitos durys tai jos netikros, tik tai prikabintos. Ir grotos kažkokios lengvos labai. Va, vienos durys tikros. Lova padaryta. Nu, lova gal ir tikra. Viena patalpa. Vidui koksai vaizdas. Bet čia sunku patekti. Tai gal tik tai taip pažiūriu ir net neįsividu. Einam toliau į kitus pastatus pasižiūrėti. Visą laiką reikia rasti tokį balansą tarp patekimo sudėtingumo ir vaizdo, kurį viduje pamatysi. Nes kartais gali būti, kad patekimas pakankamai sudėtingas, o vaizdas viduje, toks meh. Tai gal tada net ir neverta stengtis. Tas pastatas iš išorės labai gražiai atrodo. Eisiu į kitą kelio pusę, kad pasimatytų ten ant viršaus kažkokia metalinė konstrukcija padaryta. Laiptai, nu toks labai įspūdingas. Ir šalia dar vienas, kad jie būtų pilkai nudažyti. Ko čia dabar? Kažkokių karnavalų dekoracijos. Blemba, bet čia jaučiu kažkas jau daryta. Po to, kai buvo pakeista pastato paskirtis. Čia dirbtinės uolos, dirbtinis lėktuvas. Tenais kažkokie nameliai pastatyti. O čia gal ir originali konstrukcija. Bet va čia tai kažkokio cirko dekoracijos. Geras. Žiauriai keista vieta. Blemba, keistesnėj vietoj turbūt nesu buvęs. Prieimo netikros uolos, netikras kosminis laivas. Čia už manęs kažkokios cirko ar kažkokių atrakcionų gabalai. Kita pusė betonas. Ten laivos raiktas mėtosi. Kažkokia siurrealistinė vieta. Čia kolonos kažkokio
antikinio miesto imitacijos. Čia pilis senovinė. Padaryta, nieko savo. Žinok, čia jaučiu kokią nors kino studiją. Yra visas šitas. Jo, nes tenais irgi, žiūrėk, kažkas pastatyta iš gipso. O, žiūrėk, čia kokios dekoracijos. Jo, tenai, žiūrėk, miestelis. Į vidų galima įeiti. Čia, žiūrėk, kažkokio kaip kosminio laivo modelis. O, geras. Įdomu, koks čia filmas, blemba. Geras, pilis. Veidrodinis, matau save. Laivo modelis. Ir durys ten. Visi ten jie nuėjo kažkur. Geras. Girdžiu, kažkas kalba už to tento. Kaip ten pateko. Geras. O, geras. Čia tikrai kažkokį filmą filmavo. Čia turbūt turėjo būti vaizdai pro langus. O čia langai. Patalpų vidus. O dar langas. Ofisas viduj pastatytas. Va. Įėjimas į vidų. Opa. Netikras ofisas. Įėjimas. Dar kažkokia filma. Bunkeris? Ai, tiksliai. Filmavimui bunkerio modelis. Geras. Šarai galingi filmuot, kad šliauži per ventilą iškėstų. Bet čia rimtai filmavimui daryta. Taip, filmavimui. Blemba, bet čia kažkokius veiksmo filmus filmavo. Jo, šliaužimas per ventiliaciją. Va, bunkeris. Su armatūra išlindusia. Šaudymo anga. Bet gerai bunkeris padaryti. Bunkeris tai kaip tikras. O į vidų galima į bunkerio įeiti, ne? Irgi ventiliacijos angos. Va, dar šaudymo anga bunkerio. Bliavo, bet čia. Ojei. Ai va, šaudymas. Tunkšt. Geras. Ojei. Aha. Bet čia, blemba, kaip padaryta. Žiūrėk, ir karinės dėžės. Centro armijai. Viskas, mes bunkerio viduje. Čia net armatūra padaryta irgi, kad jau čia buvo sprogdintas. Aš mačiau, kažkur ventiliacijos vamzdžiai buvo išėjimo išorė. Ai, va, čia. Geras, atrodo kaip metaliniai. Plastikas iš tikrųjų. Žiūrėk, čia net ir dokumentai. Tipo, čia tikras bunkeris, ane? Tai tautų, kad Eina, savo, čia jo. Biški kaip. Eina savo, čia blemba tokį betono gabalą pakeltą, čia yra reikalų, ne? tas netoks gražus buvo. Va, žiūrėk, observatorijo. O, geras, žiūrėk, net ir padarytas prausiklį, blemba. Bet čia tikrai metaliniai įdėta. Geras. O, čia laipteliai. Ai, ne, čia išėjimas iš bunkerio. Gerai, einu į kitą paviljoną, ten Hebra matau jau nuėjo, ten gal kitą filmą darė. O, ten matau irgi kažkas įdomaus pastatyta. O, geras.
Žalias ekranas kokio dydžio. Čia iš vis salė žiauriai didelė. Šitam paviljonė irgi kažką filmavo. Ai, o čia mėlynas ekranas. Ir sudėti pliusai, kad paskui galėtų efektus įdėti. Blemba geras, didžiulė kino studija. Iš tikrųjų tai atrodė, kad čia iš tikra apleista elektrinė, bet pasirodo čia tos visos patalpos padarytos filmavimui. Taip, pro tas visas dekoracijas gražias. Bandau eiti kitą pastatą ir gal tenais bus tikroji elektrinio nefilmavimo paviljonas. O šiaip pastatas iš tikrųjų įdomus. Ne to tikėjausi, bet rezultatas tai mane maloniai nustebino, nes tikrai labai vizualiai įdomi vieta. Čia kosminio laivo nosis padaryta jaučiu. Ai, povandeninio laivo. Čia uolos kažkokios netikros. Nameliai kažkokie keisti. Irgi filmavimas matyt buvo. Ir dar vienas paviljonas. Matau jau iš karto viduje, kad daug visokių dekoracijų pridaryta. Geras. Čia sandėlys ir dirbtuvės dekoracijų darimo. Čia aš kaip suprantu žydiškai užrašyta. Suolai kažkokie. Kėdė, ten kolonos. Staklės visokios. Čia kažkokio turbūt senovinio filmo dekoracijos. Žmogaus galva. Gerai, einu dar gretimą pasižiūrėti. O, geras, ten kažkokie romėnų buvo reikalai. Galva čia padedu. Romėnų karo vežimas numestas kieme. Ir dar viduje visokių dekoracijų. Mačiau visą Hebrą nuėjo kažkokią administracinį pastatą šonę, tai eisiu jį pasižiūrėti. Arba gal dar eiti tą bandyti elektrinės pastatą. Bet iš jį nuardytas toksai. O ten tas filmavimo paviljonas. O čia yra kažkoks tvora atitvertas. Bet tuščia matos iš tolo, kad ten vidų nieko nelikė. Visi elektrinės įrengimai išvežti. Yra kas nors ten įdomaus? Atrodo įspūdingai, bet tuščia, ne? Aš einu administracinį pasižiūrėti. Jo, čia kokį postapokaliptinį filmą galima filmuoti. Gražus senas pastatas. Prieisiu arčiau, parodysiu šviestuvai, kokie gražus yra. Stogelis žiauriai fainas. Senoviniai šviestuvai. O, geras. Umbre Film Commission. Umbre Film Presentation. Kompaktiniai diskai. Geras, čia kažkokie filmų festivaliui buvo daryti. Ir šie filmų festivalio komisijai pristatymų kompaktiniai diskai. Dar net su kokiom plombom. Tai aš spėju, kad šitas pastatas tai tos kino studijos ofisas, ten turėtų būti dar įdomių dalykų visokių. Geras. Atvirukų. Labai gražių. Vienodi visi. Darbo vieta kažkieno. Kompai, printeriai likę. Ojei, kiek nuotraukų. Čia gal irgi buvo kokios nors filmavimo lokacijos ruoštos. Umbrė Film Commission. Filmų komisija. Kažkoks laikraštis. Umbrė. Netema, nesimato kurių metų. Nu, ką, Oskariukas, ką radai gero? Buvo žymi? Buvo visai žymi, ne, ten kažkas susijęs su jau jėgainė ruošus elektrinė. O čia tai aš manau, kad čia tos kino studijos ofisai buvo.
audinių pavyzdžiai. Senovėm, jaučiu čia kokiam senam filmui. Apranga. Bet čia tikrai nesenai apleista. Durys. Naujas remontas dar jo, visai naujas. Aš į naujas. Ne, čia jis tuščia. Išvalyta viskas. Viršų yra kas įdomu, Žydriau? O, žiūrėk, kažkokie planai filmavimo. Architektūriniai brėžiniai. Žydrius buvo 4 aukšte, sakė nieko įdomaus. Visos įdomybės yra tik 1. Tai turbūt reikia eiti kitus pastatus apžiūrėti. Rabai metus? Laikraštis? Jo, laikraštis 2010. Tai 2010 čia dar dirbo, o po to buvo apleista. 12 metų jau čia nieks ne. Nu jo, matosi pagal būtinę techniką, kad čia 12 metų senumo. Monitorius dar neplokščias, dar naudojasi diskeliais, slotukais. Anų nuotraukos atrankom filmavimo. O, yra didesnių. Einam, žiūrėsiu dar kelis pastatus, čia yra, matau, prieki vienas. Bet ten atrodo liktai langai visi vietoje, tai gali būti, kad nepavyks eiti. Ir čia dar vienas šop, bet irgi iškaba tokia laikina. Medinė. Viduje neaišku. Irgi kažkokios dekoracijos. A, čia durys atidarytos. Čia eisiu pažiūrėti. Jau, kiek sportbačių. Geras. Čia gal kažkas galvoja prekiaut sportbačiais. O gal čia irgi kokia nors filmo dekoracijos buvo. Irgi siena netikra. Čia biuras. O, geras baldai, kokie faini. Vienas tiksliau baldas. Senovinis. Čia, man atrodo, iš visų kokių dekoracijų, turbūt gamybos vieta. Šio tokios kaip medžiagos. Išmėtytos. Bet šiaip kaip biuram, tai žiauriai fainas pastatas. Čia iš vis tuščia. Prieki senas, matyti elektrinės dar pastatas su kaminu. O čia įmasi kitas patalpas, nu čia pasižiūrėsiu. Ja, irgi dekoracijų dirbtuvės. Irgi begalybė dekoracijų visokių. Na jau į patį kraštą tos visos kino studijos teritorijos ir matau įdomų dalyką. Praėjimas į, man atrodo, tunelis kažkoks gal į kitą teritoriją, kur yra jau tikroji elektrinė. Atsiuntė nuotraukas ir prašo Chebra padidinti laiką. Rado Chebra dar vieną dalį. Tunelio galas užmūrytas, bet yra skylė. O čia betonas įdomu, tikras ar dekoracijos. Geras ten požemį, kiek matosi tiek eina. Daug čia reikia lyst pažiūrėti. Tas objektas toks keistas. Važiavom į gamyklą apleistą, paskui kino studiją, dabar požemiai kažkokie. Va čia tai yra senieji elektrinės pastatai. Lemba įspūdinga turbina. Eina savo. Toks aparatas. Čia kranas jaučiu, kur šliuzus darinėja. Nu bet įdomu, kam po elektrinė reikėjo va tokių tunelių.